Labas. Aš esu Eugenijus Raugas, Kolumbijos ambasada atkreipė dėmesį į mano meno rajoną Dusetas. Jie pasirinko būtent šią vietą pirmai televizijos laidai ir rezidencijai skirtam kūrybiniams mainams tarp Lietuvos ir Kolumbijos. Rugpjūčio 1–5 dienomis vyks Lietuvos Kolumbijos tarpkultūrinis projektas. Mes kursime labai plačiai. Turėsime muziką, turėsime ritmą, turėsime spalvą, turėsime šokį, turėsime tikrumą. Norėsime pažinti tarpkultūrinius santykius, rasti bendras sąsajas, galbūt ištakas, galbūt spalvinės gamas. Tiesiog kursime, papildysime vienas kitą bendrakultūriniu pagrindu. Tai, kas vyks Dusetose, tokio masto ir formato meninio projekto čia dar nėra buvę. Visas šis procesas bus transliuojamas per Kolumbijos nacionalinę televiziją. Tai reiškia, 53 milijonai žmonių galės pamatyti, kas mes esame, ką kūrėme ir kuom gyvename. Šį projektą stebi ir vertina meno kuratoriai, galerijos savininkai ir kritikai. Tai, kas vyksta čia, turi realią vertę tarptautinėme meno pasaulyje. Mes gyvensime tuo. Mes šoksime, mes dainuosime, mes tapysime, mes mokysimės vieni iš kitų. Ir kursime dalykus, apie kuriuos galbūt ir nebuvome pagalvoję. Susitinka skirtingi pasauliai, atsiranda kažkas naujo. Mes turime daug daugiau bendro, nei galvojame. Todėl aš kviečiu jūs visus palaikyti šią idėją, prisidėti, dalintis, būti šio proceso dalimi. Tai yra labai svarbu visiems, nes kultūra tikrai sujungia, apjungia ir praplečia tautų akiračius. Kultūra ir menas yra taikos simbolis. Kultūra yra stiprus veiksnys žmogaus bendrai gyvenime ir jisai įvyks rugpjūčio 1–5 dienomis mano meno būdoje.